Labas, šitame psichiatro psichoterapeuto Olego Lapino video sužinosite apie 4 perdegimo fazes. Išmoksite atpažinti, kaip skirtinguose etapuose keičiasi mūsų jausmai ir fizinės būsenos. Suprasite, ar perdegimas yra tik mūsų eros fenomenas. Sužinosite 3 kritinius elementus, dėl kurių gali išsivystyti streso reakcija ir perdegimas. Perdegimas ir vidinė būsena. Suprasite, kaip perdegimas trikdo jūsų vidinę pusiausvyrą ir kodėl tai tampa pagrindinė konfliktų bei empatijos trūkumo priežastimi. Paaiškinsime, kaip perdegimo būsena sukelia vidinį nerimą, panikos priepuolius, baimę ir skatina reaguoti emociškai. Na ir pabaigai atrasime paslaptingus mūsų kūno signalus. Suprasite, kodėl kartais nerimas yra ne priešas ir kaip jis gali tapti mūsų sąjungininku kovoje su stresu. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirškite paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Kai kurie žmonės mane labai gerai nuteikia tuo, kad iš netikėtos pusės jie parodo tai, kas įeina į mano kompetencijos rėmus. Pavyzdžiui, šiandien aš kalbėjausi su vienu žmogum, buvusiu labai gerų inžinierium Lietuvos, kuris man pasakoja, kaip buvo gaminami videomagnetofonai Lietuvoje. Ir jis papasakojo, kad videomagnetofonus dažniausiai nukopijuodavo nuo japoniškų pavyzdžių ir ten buvo reikalingos kelios mikroschemos, bet kadangi patikrinti tų mikroschemų veikimo su lietuviškais aparatais nebuvo įmanoma, tai jos veždavo į miestą, kur buvo atsitiktinumo dėka atsiradęs koks japoniškas ir pažiūrėdavo, ar ta Lietuvoje pagaminta mikroschema veiks ant lietuviškos plokštės. Ir aš paklausiau, kodėl lietuvių inžinieriai negalėjo sukurti savo, kodėl reikėjo kopijuoti nuolat. Jisai pasakė, todėl kad mus skubino. Kaip ir visoje Tarybų sąjungai, faktorius, kuris skatinavo tą nuolatinę kopijavimą iš vakarų, buvo skubinimas. Visą laiką, kaip jūs atsimenat, buvo 5-mečio planai, visą laiką buvo spaudžiama gamyklos direktorių, mokslinių tyrimų institutų vadovų, konstrukcinių biurų. Ir šitas spaudimas nusileisdavo į žemesnės grandis, nes visą laiką buvo sakoma greičiau, tuoj bus metų pabaiga, tuoj bus tas, tuoj buvo anas. Jūs žinote, kad tarybinis laikotarpis tai nebuvo vien ten rezistentiškų kovų laikotarpis, tai buvo ir laikotarpis, kada buvo nuolat kovojama dėl plano vykdymo. Tai reiškia, kad reikėjo visą laiką pavyti vakarus, reikėjo visą laiką pasirodyti neprastesnių už vakarus. Todėl tais laikais tarybiniai psichoterapija atsirado supratimas apie žmonės, kurie dega darbe. Ir šitie žmonės buvo laikomi labai gerais žmonėmis, tokiais hipersocialiais žmonėmis, nes buvo manoma, kad kitaip neįmanoma, reikėjo nuolat rodyti rezultatą. Ir visą laiką buvo trūkumas atsarginių dalių, darbuotojų, jūs žinote, tiekimas buvo labai silpnas. Ir daug kas buvo nežinoma tiesiog, kaip ir su tais buitiniais aparatais, kaip juos gaminti. Todėl tarybinė pramonė daugiausiai kopijuodavo kartais net tiesiog pavogdavo brėžinius, pavogdavo detalės. Kodėl mes apie tai kalbam šičia? Man tai labai naudinga informacija, todėl kad jinai parodo, kas vyksta mūsų viduj, kai mes perdegam ir kodėl tai atsiranda. Reiškia, 3 elementai perdegimo, dėl ko atsiranda perdegimas. Tai yra pirmiausiai labai ribotas laikas, antras dalykas labai ribotos išteklius ir trečias labai ribota informacija.
Tai reiškia, jeigu aš turiu tiek energijos, tiek laiko, tiek informacijos, kiek man reikia, tikėtina, kad pergyvenimo nebus, todėl kad mano veikla bus susijusi su tikslų iškėlimu, šaltai kraujiškais veiksmais, pasvertais žingsniais. Jeigu tik tai aš turiu nepakankamą laiką, jeigu aš turiu nepakankamai energijos, resursų ir jeigu aš nežinau kaip, tada atsiranda kas? Streso reakcija. Tai vat streso reakcija iš tikrųjų neturi tokio aiškaus, kaip mes dažnai sakome, klinikinio vaizdo. Todėl, kad jinai turi, taip grubiai tariant, 4 fazes. Ar būna, kad jaučiate didelę įtampą, nerimą ar baimę dėl ateities įvykių, kurie nėra įvykę ir galimai net neįvyks? Nuolat graužiate save dėl praeities klaidų, neįvykdytų tikslų, nematote savo ateities arba atrodo, kad gyvenimas eina pro šalį. Jeigu šiuose klausimuose atradai save, tuomet noriu tau rekomenduoti dalyvauti mūsų nerimo valdymo pagal temporistikos metodą kurse su psichiatru, psichoterapeutu Olegu Lapinu. Šis kursas yra ne tik įrankis nerimui mažinti, bet ir kaip būdas iš naujo atrasti laiko vertę. Visas kursas remiasi temporistikos mokslu ir yra ištobulintas, jog žmogus sugebėtų atrasti savo tipą su visais jo niuansais, susigrąžinti ramybę ir kontroliuoti laiką, o ne leistis būti jo valdomam. Spauskite nuorodą apačioje ir prisijunkite prie kurso jau dabar. Nuolaida galios ateinančias 72 valandas. Pirmoji fazė labai dažnai būna, kad žmogus nepasakytų, kad jis yra strese. Ką jisai pasakytų? Jis pasakytų, kad jam kažko iš šitų 3 dalykų trūksta. Pavyzdžiui, jisai pasakys, mes neturim daug laiko, bet antras dalykas, jisai sako, šiaip aš taip neturiu daug išteklių, pinigų, pavyzdžiui, daug neturiu, bet, arba jisai pasako, šiaip aš nelabai žinau kaip, pirmą kartą, bet, ir vat po šito bet atsiras reikia padaryti. Tai atkreipkim dėmesį, čia nekalbam apie jokį stresą, čia net virkščiai labai dažnai žmogus patiria mobilizaciją. Tai pirmoji streso stadija yra deficitas vieno iš šitų 3 dalykų, arba visų 3, arba 2 iš 3. Bet yra pasiryžimas vis tiek veikti. Kodėl jis yra tas pasiryžimas? Gali būti motyvai labai suprantami, pavyzdžiui, šeima gyvena nuomodama butą, gimsta vaikai, reikia skubiai imti paskolą, reikia užsidirbti tai paskolai pirmam įnašui. Tai tipiška Lietuvos situacija. Kitas dalykas yra verslas, tas verslas nelabai gerai einasi, atsiranda skolų, investoriai prašo grąžinti pinigus, prekė nelabai perkama, atsiranda reikia skubiai taisyti padėtį. Trečias dalykas, jūs naujokai, jūs nedarėte to anksčiau. Jūs atėjote į tą darbą visai neseniai, bet jūs jau jaučiate, kad ant jūsų labai daug krauna ir jūs nelabai žinote kaip. Vadinasi, išoriškai tokios situacijos paprastai labai suprantamas mums, bet viduje mes dar nesijaučiam, kad mes jau esame pakeliui į perdegimą. Kas vyksta tuo metu su mūsų organizmu? Organizmas pradeda mobilizuotis. Kaip organizmas mobilizuojasi? Kad mes alpstam, panikos priepuolius patiriam? Ne, atvirkščiai. Mes pradedam jausti jėgų antplūdį. Pas mus truputį patrumpėja miegas. Mes atsigulame lovo, galva sukasi. Ten visą laiką yra mintis galvoj, kaip padaryti. Ir mes nesakom, oi, man tai blogai, aš nemėgau, mes atvirkščiai, mes jaučiamės, kad mes turim daugiau energijos. Kas dar atsitinka? Truputį pasikeičia vegetaciniai rodikliai. Kas tie vegetaciniai rodikliai? Tai yra pulsas, kvėpavimas, kraujo spaudimas, prakaitavimas. Mes truputį dažniau pajuntame, kad širdis plaka stipriau. Jeigu mes nešiojam tos prietaisus išmaniuosius, jie rodo, kad
padidintas aktyvumas, taip, arba rašo nepakankamai pailsėti per naktį, bet mes to nejaučiam. Tuo metu mūsų antankščiai pradeda išskirti kortizolį. Jūs turbūt apie tą kortizolį girdėjot labai daug blogų dalykų. Kortizolį, mažinkim kortizolį, apsinuodimas kortizolį, pamiršdami, kad kortizolis tai yra mūsų gelbėtojas. Tai būtent kortizolio dėka, tada, kada mums trūksta laiko, išteklių arba supratimo, mes sugebam vis dėlto veikti. Kodėl? Todėl, kad kortizolis tai ir yra ta mobilizacinė medžiaga. Kaip jinai mus mobilizuoja? Kortizolis iš antankščių, iš kortekso, iš žievės antankščių, išmušamas, tiesiog iššaunamas į kraujo apytaką. Ne per sekundės, tai vyksta minutėmis, valandomis, net dienomis ir net savaitėmis. Kol jo koncentracija pakilo tol, kad mes būtumėm mažiau jautrus, atkreipkim dėmesį, mažiau jautrus stresoriams, kad mes būtumėm labiau atsparus skausmui, kad mes mažiau jaustumėm alkį, mieguistumą ir netgi, kad mes nelabai jaustumėm, kai kažkas tai sužeidžiama. Tai, pavyzdžiui, kortizolio apimtas žmogus gali pastebėti, kad pas jį uždegimai mažesni. Tai tarsi, jeigu kažkas ten prapjauta, tai žaizda nepradeda iš karto gyti, jinai taip ir lieka. Vadinasi, organizmas kortizoliniai stadijoje nėra kažkoks tai sergantis, organizmas yra mobilizuotas. Kartais žmogus net gali pajusti, kad mobilizacija yra tokia didelė, kad jis išvis nemiega ir jaučia tokį virpulį, tokį vidinį, bet tai nėra toks labai blogas virpulys. Jam truputį šalčiau gali būti. Tai irgi susijęs su ta kortizolinė stadija. Jeigu žmogus, nepaisant to, kad jis ir toliau neturi pakankamai laiko, pakankamai neturi išteklių, pinigų, energijos ir neturi pakankamų žinių, jis ir toliau nelabai gaudosi, kaip tai padaryti, bet jis vis tiek tęsia vienas tą veiklą, tada ateina jau antra stadija perdegimo. Antroji stadija perdegimo žmogus jau pradeda jausti stipresnius vegetacinius sutrikimus. Labai dažnai jau ir gydytojai pamatavę pasako, jums jau kraujospūdis yra aukštesnis, jums jau dabar ne 120/70, jums jau 140/80, arba gali būti net ir 140/100. Tai reiškia, jau klinikiniai požymiai atsiranda to būsimo perdegimo. Ir antroji stadijoje labai dažnai žmogus pradeda jausti pyktį. Tai reiškia, jį pradeda erzinti. Kas jį erzina? Jį erzina iš esmės viskas. Pavyzdžiui, jį erzina, kad mašinos per lėtai važiuoja, jis skuba į darbą, o ten kamštis. Jį erzina, kad jeigu jis dirba su komanda, kad komandos nariai jo nelabai supranta. Jis jiem paaiškino, ką daryti. Jie pamiršta arba daro ne taip, kaip jis pasakė, arba atideda tai padaryti. Ir tada jis jaučia, kad viduje jisai suirzęs, jis netampa psichopatu, jis nepradeda daužyti indų, bet jisai jau pradeda jausti viduje, kad jam reikia dėti pastangas suvaldyti kylantį pyktį. Ir grįžęs namo, jis pradeda pastebėti, kad jį pradeda erzinti, kad šeimos gyvenimas nevyksta taip, kaip jisai buvo numatęs. Tai reiškia, kad vaikai nepadarė namų darbų. Tada, kai jie turi būti lovoje, jie nelovoje. Tada, kai turėjo būti kažkas sutvarkyta, nesutvarkyta. Tada, kada turėjo būti kažkas nupirkta, nenupirkta. Ir namuose labai dažnai tokie žmonės daugiau sau leidžia. Tokie žmonės, tai ir aš galiu būti, ir jūs galite būti. Tai nėra kažkokia žmonių savybė. Tai šitoj būsenai atsiranda jau polinkis pakelti balsą arba prarasti humoro jausmą. Jeigu anksčiau toks pat žmogus galėtų su humoru pasižiūrėti į tai, kad nevyksta pagal jį, dabar jisai su humoru žiūrėti negali. Jisai jau rimtai reaguoja į tos dalykus. Ir šeimos nariai iš pradžių būna šokiruoti, todėl kad jie tokio jo nematė, nepažinojo.
Jie sako, kas tau atsitiko? Ir jis atsako, niekas, arba viskas tvarkoja. Ir jam atrodo, jo subjektyvių matymų, ne kad su juo yra kažkas, jam atrodo, kad tai aplinka yra nepakankama. Jam netrodo, kad jis yra kažkaip reaguojantis per daug, jam atrodo, kad čia vairuotojai per lėtai važiuoja. Jam netrodo, kad čia jisai kimba prie savo komandos narių. Jo akimis žiūrint, tai komandos nariai piktybiškai tempia gumą. Kodėl taip atsitinka? Taip atsitinka todėl, kad žmogaus akis žiūri į išorę. O kontaktas su savo būsena yra nusilpęs. Tai irgi yra kortizolio toks gudrus poveikis. Mes galim nejausti savo kūno. Kitas pavyzdys, man irgi neseniai papasakojo viena mūsų draugė. Jinai, eidama iš Kalvarijos turgaus, staiga jai aptemo, jinai sako, aš pakliuvau į palaimos būseną ir po to pamačiau, kad mane kelia kažkokia moteris, sako, jūs nukritot, gal jums iškviesti, ką nors. Jinai sako, ne, tada eina link namų, po to jinai vėl nieko neatsimena. Ir jinai jau atsipeikė savo bute su skausmu pakaušį. Tada jau jinai iškviečia dukrą, jai yra 60, dukra iškviečia greitoji nuveža ją į greitosios pagalbos ligoninę ir jai nustato kaukolės lūžį. Ir klausia, kas jums atsitiko, kas tai galėjo būti. Užrašo kardiogramą, širdis veikia gerai, padaro magnetinį rezonansą tyrimą, smegenyse nėra jokių pakitimų, bet yra kaukolės lūžis. Paaiškėjo, kad šita moteriškė valėsi, o valosi jinai kaip? Jinai tiesiog porą dienų iš viso nieko, nei valgo, nei geria. Tai vadinamas sausas badavimas. Taip? Kas atsitiko šaltą dieną Lietuvoje žmogui, kuris 2 dienas negeria skysčių? Aš jos klausiu, kaip tau atrodo, negalėjo būti, kad tau trūko vandens, pavyzdžiui. Jis sako, oi, ne, aš geriu tada, kada aš noriu. Jeigu aš, sako, jaučiau troškulį, aš tada gerčiau. Aš, sako, girdėjau tą teoriją, kad ten reikia tarp litro ir 2 vandens per dieną. Aš taip niekada nedarau. Kodėl? Nes aš jaučiu gerai, kai aš darau tai, ką mano organizmas sako. Aš jai sakau, tavo organizmas tada, kai tu ilgai negeri vandens, jisai nejaučia, kad tau trūksta vandens. Ir kas atsitinka tokiais atvejais? Kada šaltą dieną širdies darbas ir kraujotaka kuom susirūpinusi? Pagaminti šilumą. Tai reiškia, kad visos pastangos eina į raumenis, kurios juda ir ten gaminasi šiluma. Tuo metu, jeigu kraujas yra nepakankamai skystas, jisai pasidaro kaip kefyras. Pabandykite pro vamzdelį įsiurbti kefyrą. Aišku, kad jisai užstriks tenai. Todėl kraujagyslės, kurios kyla iš širdies nuo aortos į smegenis, tai yra ir vertebralinės kraujagyslės, ir miego arterijos, jos tiesiog nepajėgia šitą tirštą kraują pakelti iki smegenų. Ir tokiu atveju tas tirštas kraujas sukelia alpimus žmogaus. O alpimas ant slidaus paviršiaus šitoj vietoj privedė prie pakaušio kaulo lūžio. Tai reiškia, šiuo atveju mes matome, kad žmogus nejaučia tų signalų. Jisai įsitikinęs, kad su juo yra viskas tvarkoje. Antroji stadija, jeigu tai yra darbinė situacija, jeigu tai yra, jis irgi nejaučia, kad su jo organizmu yra kažkas ne taip. Jisai tik pajunta emocinį diskomfortą. Jisai pradeda jausti, kad jam reikia padaryti kažko daugiau, greičiau, tikslingiau, o aplinka kažkodėl neprisideda. Aplinka tarsi lyg tyčia sulėtėja. Trečioje stadijoje atsiranda jau ryškus vegetaciniai sutrikimai. Tai reiškia, žmogus jau pats pradeda jausti, kad jam dažniau permuša širdį, kad jis labai dažnai jaučia tokį virpėjimą ar šaltį lovoje. Ir atsiranda panika bei nerimas.
Jeigu jisai vis dar gyvena su ta idėja, man reikia, aš turiu, o laiko ir anksčiau, ir dabar yra mažai, resursų, pinigai, energija ir dabar ir anksčiau yra mažai, supratimo ir anksčiau ir dabar yra mažai, šitoj vietoj atsiranda jau nerimo stadija. Dabar organizmas jau sako, yra aliarmo būsena ir žmogus jau negali nereaguoti į šitos signalus. Jeigu prieš tai jis tiesiog pykdavo ant aplinkos, dabar jis pradeda jausti paniką, tokį generalizuotą. Ką reiškia generalizuotą? Tai reiškia, kad pabudus jisai pirma jo mintis, kad kažkas šiandien atsitiks, kažko jisai nespėjo, kažko nepadarė ir tikėtina, kad aplinka ir nepatenkins jo lūkesčių, jo fantazijų. Kažkas atsitiks, jis kažką bus pamiršęs, kažką padarys ne taip. Ir jį lydi toks apibendrintas nerimas, su kuriuo jisai geria kavą, atlieka rytinį tualetą. Labai dažnai šitoje vietoje atsiranda jau ir tokie kaip ir klaidingi veiksmai, tai kava apsipėliai, jeigu vyrai skūtosi, tai prasipjovė besiskūsdamas, kažkaip išeidamas raktą pamiršo, ne tą daiktą įdėjo gaminant pusryčius savo ir panašiai. Tai reiškia ką? Tai reiškia, kad jo smegenų kaktinės skiltys, kurios organizuoja kryptingą veiklą, dabar mažiau aktyvios, o aktyvios yra jo emocinės smegenys. Tas taip vadinamas limbinė sistema ir migdoliniai kūnai, kurie be mūsų valios, be mūsų logikos produkuoja viduje nerimo reakcijas, baimės ir verčia mus reaguoti emociškai. Kodėl organizmas tai daro? Šiaip savo, nes jis toks sutrikęs? Ne. Organizmas yra gudresnis negu mes manome. Organizmas turi lygius tam tikrus ir jeigu pirmam lygyje veikia mūsų smegenų žievė, mes elgiamės kryptingai. Tada tie emociniai centrai paprastai yra ramybės būsenai. Jiem nereikia kurti viduje aliarmo reakciją, nes smegenų žievė organizuoja veiklą. Tačiau jeigu mes nepasiekėm rezultato, o mes jo nepasiekėm, jeigu mums trūksta laiko, trūksta resursų, trūksta informacijos, tada smegenys pereina į žemesnį lygį, į išgyvenimo reakcijas. O išgyvenimo reakcija yra sustink, bėk ir nedideliai daliai žmonių kovok. Todėl vietoj to, kad užsidėčiau vieną batą, o po to kitą, žmogus gali užsidėti vieną batą, o po to taip sustingti kaip transe. Ir jūs žinote, vaikai kartais prieš darželį, prieš mokyklą va taip daro. Vienas batas jau uždėtas ir jie staiga sustingsta. Tai reiškia, kad priekiniai smegenų centrai, kurie organizuoja elgesį, dabar mažai aktyvūs. Ir vaikas labai lengvai gali įeiti į kažkokią emociją, gali pravirkti. Jūs, turbūt jūsų amžiuje, pajusite vidinį nerimą, nes psichosomatika, išoriškai emocijų toks žmogus gali ir nereikšti. Bet jo organizmas tiesiog klykia, atsitiks kažkas baisaus, būk pasiruošęs. Ar tai naudinga organizmui? Organizmas nedaro veiksmų, kurie jam nebūtų naudingi. Jeigu jis kelia jums šitą panikos ar nerimo reakciją, tai traktuoti tai kaip ligą ir gerti nuo to tabletės, būtų tas pats, kai apvagiant jūsų mašiną, klykiančią signalizaciją su pykčiu išplėšti. Ne tamegi reikalas, kad mūsų organizmas kelia aliarmą. Reikalas tame, kad aliarmas į kažką, aliarmas į kažkokį tai veiksmą atsiranda. Taip? Todėl organizmas adaptyviais prisitaikymo sumetimais ir sukelia mūsų viduje nerimo reakcijas. Šitos reakcijos skatina mus arba sustingti, tai yra biologiškai naudinga, kad ir gyvūnams, kurios atakuoja iš viršaus,
plėšrūnai, jie sustingsta ir plėšrūnas jų neliečia. Organizmas gali įjungti baimės ir pabėgimo reakciją, tada mums norisi dingti, pasislėpti, neiti į situaciją, kur gali kažkas įvykti. Ir taip, nedidelio kiekio žmonių atsiranda kovos reakcija. Norisi pasipriešinti, norisi destrukcijos, norisi kažką padaryti tokio agresyvaus. Šitos reakcijos nelogiškos, bet jos įdėtos į mūsų kaip žemesnis po smegenų žievės blokas tokiems ekstra atvejams. Ir šitoj vietoj labai dažnai mes prašaunam, todėl kad tie uždaviniai, kuriuos mes sprendžiam su komanda savo ofise, vairuodami, su vaikais, su sutuoktiniais namuose, su eile gatvėje, tai nėra, kad mes ten grinai gyvūnai, kuriem reikia tuoj pat sustingti, tuoj pat pabėgti arba pradėti pulti šalia stovinčių žmonės. Visiškai ne. Šitą bloką kovok arba bėk arba sustink mes panaudoti kryptingai dažniausiai negalim socialinėse situacijose. Jis nepritaikytas tokioms situacijoms. Toms situacijoms yra pritaikyta mūsų smegenų žievė. Todėl labai dažnai vietoj to, kad šitas mūsų adaptacinis atseit mechanizmas mums padėtų, jisai sukelia mums susirūpinimą. Mes pradedam sakyti, su manim kažkas darosi, aš nestabilus. Bet jeigu jūs nepaisote šito signalo, kokia prasme nepaisote, jūs ir toliau neturėdamas laiko, neturėdamas resursų, neturėdamas informacijos, tęsite šitą veiklą, nes reikia, tada organizmas pereina jau į ketvirtą stadiją. Ketvirtą stadiją vadinasi išsekimo. Vat čia jau matom, girdim iš paties žmogaus, kad jis perdegęs. Kas šitą etapą būdinga? Apatija. Žmogus jaučia, kad jam ir neįdomu. Jis jau ir nebenori veikti, daryti tai, ką jis veikia ir darė. Apatijos stadijoje mes turime jau klinikinės depresijos požymis. Tai reiškia nenoriu, neįdomu, nepatinka, jeigu galėčiau nesikelčiau, kokia prasmė, labai dažnai krenta savivertė, nelabai ką galiu, iš viso ar reikėjo. Atsiranda svajonė atsisakyti tos veiklos, prisiminimai, kaip buvo geriau, kai aš nedirbau to, kaip buvo gerai, kai aš nebuvau vedęs, kaip buvo gerai, kai aš neturėjau vaikų, kaip gerai, kad aš nedirbau šitoj darbovietėj. Atsiranda svajonė pabūti tokių vaikų visiškų, neatsakingų. Ir tai yra vienintelė ta iš motyvacinių sistemų, kurie liko. Bet pagalvoti apie tai, kad dabar nueiti į tą darbovietę, sėsti į tą automobilių, grįžti į tą šeimą, jau nėra, yra apatija. Šitoj vietoje ir sakoma, jau įvykęs perdegimo sindromas. Tai dar ne pabaiga, nes kitą savaitę jūsų laukia antroji šitos paskaitos dalis. Spauskit mygtuką prenumeruoti ir taip nepraleisite kitos savaitės video. O jeigu domitės psichologija, saviugda, labai kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų kursus. Labai rekomenduoju jums pasidomėti Olego Lapino video kursu Psichosomatika – ligos, kurios prasideda galvoje. Šis 3 valandų trukmės Olego Lapino kursas yra skirtas žmogui, kuris nori įsigilinti į psichosomatinės problemas, atrasti būdus, kaip padėti savo laiku, bei geriau suprasti savo emocijų ir kūno ryšį. Video kurse praktiškai išbandysite technikas emocijų išjautimui, autohipnozę, paradokso techniką, kurios padės geriau suprasti savo jausmus, perprasti kūno siunčiamus signalus ir įveikti perdegimą. Na ką, šiandien tiek, o jeigu esate smalsūs, kviečiu dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 panašių video edukacijų, santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.